Tai sveiki visi sugrįžę į eterį. Šiandieną mes turime svečiuose Marių, ir kurio norim paprašyti, kad pats pristatytų, kad nebūtų kažkokių klaidelių. Ta prasme, šiandien į mane tikrai gali kreiptis Marium, bet mano sceninis vardas yra Mario Jones. Mario Jones. Gerai ištariam? Taip, labas, Mario Jones. Labas. Pas mus šį kalėdinį laikotarpį mes turime gražias dekoracijas. Gražią eglutę lietuvių namuose. Ir tu esi būtent lietuvių namuose, kur visi lietuvaičiai susirenka, ir kaip tas jausmas atvykusiam į Norvegiją pas lietuvius. Labai fainas, pas jūs čia labai jauku. Pati vietovė, pats namelis, aš jaučiuosi toks kaip... Lietuvoje yra labai populiaru, daug kas daro, ypač kas gyvena didesniuose miestuose, savaitgaliais ar kažkur pasiimti tokį glamping, išvažiuoti kažkur pailsėti gamtoje į kažkokį namelį, tai aš lygiai taip čia jaučiuosi. Taip prie ežeriuko, čia taip ant kalnelio, čia šalia dar kalnas didesnis ir aš čia toks vienam name, labai jauku. Ir kas didžiausią įspūdį padarė šitose namuose? Šiaip aš mačiau jūsų nuotraukas, kaip šitie namai atrodė prieš 4 metus, kai jūs tik tai gavote juos ir kaip, kokį pokytį jūs sugebėjot padaryti, kaip tikrai pavertėt juos namais, labai labai gražiai jaukėsi, tai su kuria jaučiasi ir tokio lietuviškumo. Ir aš girdėjau, kad tu negalėjai pirmą ar antrą naktį užmigti, kol nepadarėjai kažkokios gražios nuotraukos. Aš pirmą naktį kambaryje, kuriame miegojau, aš tik išjungiau šviesas ir labai gražiai girliandą ir iš lauko tokia ambient šviesa, ir tai galvoju, aš dabar taip gerai išsimiegosiu, ir aš labai gerai išsimiegojau. Tai lietuvių namai patiko? Jo, tikrai kad namai, aš mielai grįšiu. Pirmą kartą Norvegijoje. Pirmą kartą Norvegijoje, taip. Kaip to mūsų orai fantastiški, žiemiški, kurie panašus į rudenį? Realiai su dabartinė Lietuvos žiema nelabai kažko skiriasi, nes realiai, kai išvažinėjau ten lyjo, atvažiavau čia, kaip tik dar čia netgi geresnis oras, kai pirmas porą dienų buvo. Dabar aišku už lango irgi taip vis diena lašnuoja, bet nejaučiu didelio skirtumo. Bet tamsiau čia negu Lietuvoje, ar ne? Gal irgi panašiai, gal šiek tiek anksčiau pradeda. Ai, nežinai, kaip apsiniaukia būna, tai tenai. Sunku atskirti. Nu tai ką, tai tada pakalbam ir apie tą, kodėl tu čia atvykai, kaip atvykai, kas tave pakvietė į Rogalandą atvykti? Tai mane ir pakvietė jūs, kad atvykčiau į Rogalando lietuvių bendrijos kalėdinę puotą, kalėdinę šventę pasirodyti, ir toks buvo netikėtas visai kvietimas, bet labai apsidžiaugiau ir iš karto sutikau. Ir labai buvau šiltai tikrai priimtas ir labai džiaugiuosi, kad pavyko atvykti, ir manau labai fainą laiką vakar apturėjau. Truputėlį praskaidrinai nuotaiką. Smagu girdėti. Ir pratrypčiam grintis. Tai kaip išsirinkai dainas, kurias tu mums dainavai vakar? Be abejo, kadangi atvykau kaip atlikėjas, kuris kuria ir savo autorinės dainas, tai turėjau įdėti ir savo kūrinių, bet aišku, labiausiai norėjosi padaryti šventę, padaryti, kad žmonės pajudėtų, kad žmonės kartu padainuotų, tai labai norėjosi įdėti ir dainų, kurios galbūt dainų žodžių žinos. Aišku, negalima apsėti ir be kalėdinių kelių dainų, tai taip vis, šiaip iš tikrųjų, kiekvieną kartą kažkur pasirodydamas aš nenaudoju kažkokio vieno šablono ir pagal tai pasirodau, aš labai žiūriu, kokia publika ten bus, bandau paklausti, sužinoti, koks bendras vaibas, kokia nuotaika, ko labiau norisi, ar pasišokti, ar šventės, ar tiesiog kažko pažiūrėti, pasirodant, pasiklausyti, gal labiau vokalinio atlikimo kažko tokio. Tai čia labiau norės tiesiog daryti šventę, linksmą, tai ir taikiau rinkdamasis dainas. O tai nuo kelių metų pradėjai dainuoti? Dainuoti šiaip aš pradėjau gan vėlai, žiūrint taip tradiciškai, nes dažniausiai vaikai, kurie yra linkę į muziką, juos arba veda į muzikos mokyklą, arba dar kažką, jie pradeda užsiimti ten jau nuo 7-8, gal net kai kurie anksčiau. Aš dainuoti pradėjau nuo 13, kai mano balsas jau buvo mutavęs.
Aš buvau pirmas savo klasėje, kuris jau atėjo po vasaros sumatavusi balsu. Ir labai netyčia gavosi, nes aš niekad nieko negalvojau su muzika, aš muzikos mokyklos nelankiau. Ir tiesiog išeidinėjant iš muzikos pamokos, mes ten turėjom temą kažkokią gal apie operas, operetės, kažką tokio. Nu ir aš pradėjau vaikas būdamas tiesiog iš oro dainuoti. Ir mano muzikos mokytoja tuo metu susistabdė ir sako, palauk, tu dainuoji? Sakau, ne. Sako, ateik. Į po pamokos mane jo nusivedė prie pianino pažiūrėti, ar aš intonuoju, ar aš girdžiu, kai natas ir nuo to viskas ir prasidėjo. Aš pradėjau lankyti vokalo pamokas. Bet tu lankai kur, jas kažkur privačiai? Ne, tai mes pas tą mokytoją, jo. Ji dirbo pas mus mokykloje, muzikos mokytoja, bet tuo pačiu turėjau būrelį, kuris priklausė Vilkaviškio tada jaunimo centrui. Tai aš kaip ir jaunimo centre vokalinės studijas skaitęs, kad lankiau. Tai va. Tai tu vienas iš klasės dainavai, ar buvo ir dar, kurie buvo dainininki? Buvo dar keletas merginų mano klasėje, jo. Tai, bet ir iš visos mokyklos buvo ten to vokaliniai studijoje daug daugiau vaikų. O tai mokyklai gal turėjot kažkokių pasirodymų, tam tikrų savo grupę kažkokią buvo sukūrę? Vienu metu turėjom grupę, turėjom su draugais subūrę grupę. Ji vadinosi tokia labai susireikšminusiu vardu How to Music. Mes tipo norėjom ateit, mes norėjom parodyti, kaip čia maždaug viskas vyksta. Bet iš tikrųjų talentinga chebra buvo, pas mus ir mūsų nemažai buvo. Buvo basistas, buvo gitaristas, buvo saksofonininkas, buvo būgnininkas, buvo klavišininkas. Ir buvo netgi aš ir dar... Netgi tu? Ne, aš ir dar momentais 2 arba 3 merginos vokalistės ir mes ten taip vis rotuodavom, kas ten ką atlieka. Toks didelis projektėlis visai gavosi, bet buvo labai fain. Mes ten kokius gal 2 metus gyvavom kažką tokio, nes jau čia vėlesnėse klasėse. Bet labai fain. O svajojai būti tapti dainininku, ar tiesiog taip ir gavos ekspromtu, kaip mokytoja pakvietė? Ar buvo kas pasiėmė? Žinau, gavosi labai ekspromtu. Aš galbūt, kai buvau mažas vaikas, aš turėjau polinkį į muziką, nes mane tėvai darželyje dar užrašė į muzikinę grupę. Ir aš ten lankydavau, ten visokius darydavau, šokis pasirodymus, mes nenorėtume. Bet aš vaikas būdamas labai dažnai sirgdavau, aš bronchinę astmą turėjau ir aš daug ką praleisdavau. Ir aš ateidavau, aš daug ko nemokėdavau, ir ten aišku mokytoja šitaip ir aš vaikas būdamas, ir aš nenoriu dainuoti. Netgi atsimenu, buvo periodas, kur aš nekenčiau muzikos. Aš nenorėdavau klausyti, aš nenorėdavau dainuoti, nenorėdavau ten nieko daryti ir kažkaip taip ėjo, viskas taip užsimiršo. O tavo giminiai kažkas buvo, kažkas turėjo balsą? Muzikuojančių nebuvo. Mano šiaip balsą tai tikrai turėjo tiek mano močiutė iš mamos pusės, jinai ten chorą lankius būdavo, mano senelis iš tėčio pusės tikrai balsingas būdavo. Ir pas mus šiaip giminiai labai dažnai seniau galbūt, dabar jau tos tradicijos truputį gal užsimiršę. Jeigu kažkokios šventės būdavo, tai ten prie stalo traukdavo tas liaudiškas visokias dainas, tekdavo pasiklausyti. Tai manau taip iš abiejų pusių, tiek iš mamos, iš tėčio, taip kažkaip nubirėjau ir susikoncentravo turbūt ties manimi. O pavyzdžiui, studijos, ar ne? Kada tu studijavai, ar kažkokią kitą visai kryptį pasirinkai, ar į muzikos pusę jau po to ir taip ir liko gyvenime tavo muzika? Jo, aš kai rinkausi studijuoti, tai aš iš tikrųjų pabijojau stoti su muzika ir su menais, nes aš neturėjau, apart tos vokalinės studijos, kurią aš lankiau, aš neturėjau akademinio backgroundo muzikinio, nes aš nei jokių instrumentų negroju, aš natų nepažįstu. Tai toks... Bet dabar pažįsti? Ne. Nepažįsti? Gerai, kiek čia liko? Natų iki šiol nepažįstu. Tai aš kažkaip visai netyčia radau tokį vidurinį tarpinį variantą, nes man tikslieji mokslai sekėsi, viskas ten buvo su tvarkoj. Tai aš įstojau į renginių inžineriją.
kas yra techninė pusė scenos visos. Tai dėl to ir supranti viską apie mikrofonus. Šiek tiek. Padėjo mums biškis žiūrėti. Tai jo, įstojau Vilniuje į Vilnius, tada buvo VGTU, dabar Vilnius Tech universitetą, bakalauro studijas ir jo, bet dainavimo nepamečiau ir studijuodamas. Lankiau Vilniuje vokalo pamokas, tai pas vieną mokytoją, tai pas kitą. Dalyvavau dar būdamas studentų Lietuvos balse 2017 metais, jo, tai buvo tikrai fainų patirčių. O tu sakei, kuri savo muziką, nuo kada pradėjai kurti muziką? Aš Ne muzika, dainas. Jo, viskas tvarkoj. Eilinį kartą tai gavosi visiškai netyčia ir neplanuotai, nežinau, man kažkaip sekasi. Gal tiesiog sekasi. Jo, gal tiesiog sekasi. Nes aš niekad apie tai tikslingai, sąmoningai negalvojau, kad va, dabar aš čia atsisėsiu, aš čia būsiu autorinis kūrėjas, aš čia rašysiu ir taip gausiu, o aš atsimenu, tiesiog bevažiuojant į Vilnių iš Vilkaviškio, gal buvo koks trečias ar gal ketvirtas kursas, kažkas toga. Ir aš atsimenu, mano draugas vairuoja, aš sėdžiu keleivio sėdynėje ir man kažkas į galvą tiesiog atėjo kažkokie žodžiai ir tokia melodija, kuri taip pradėjo suktis galvoje. Ir ten kažką bendrauja, hebra, aš taip tyliai nusukęs į kampą, pasiėmęs telefoną, žinai. Dar truputį. Jo, įsinirimau savo, kažką įsišnapždėjau ir iš to ir gimė mano pirma daina. O kokia buvo pirma daina? Pirma daina yra ir pirmoji, kurią aš esu išleidęs pavadinimu Can We Not. Man teko džiaugsmo dirbti su tikrai gerai žinomu Lietuvos prodiuseriu Mariumi Leskausku. Jisai su daug ko labai yra dirbęs su Donatu Montvydu, su Monique. Ir jo, jisai produsavo tą kūrinį. Ir aš, aišku, iš savo natūros esu toks labai melancholikas, man labai patinka tokios baladės, tokios jausmingos dainos. O aš jam nusinčiau demo versiją ir jisai sako, ar tu man duodi pilną kūrybinę laisvę. Galvoju, okei, aš turiu pasitikėti žmogum, kuris turi tokią patirtį, čia mano apšė pirma kūryba, pirmas kažkoks blynas ir jis man atsiunčia demo versiją ir jinai tokia pop ir biškį su beat ir aš taip klausau. Netaip įsivaizdavau. Aš netaip įsivaizdavau. Bet tada mano kolega, kuris mus ir suvedė tam bendram darbui, sako, duok laiko, sako, dabar neklausyk kurį laiką, paskui pasileisk. Iš naujo pažink tą kūrinį, nes kai rašai, jeigu tu labai užtempi tą visą procesą, tu labai prisiriši prie tos savo versijos pirminės ir tada labai sunku yra atsikabinti ir kažkaip iš kito kampo pažiūrėti. Bet tada pamilau ir tą versiją ir va taip ir gimė. O per kiek laiko vos sukuri dainą? Labai įvairiai. Yra dainų, kurias aš esu parašęs ten gal per 15 minučių nuo posmo iki pabaigos. Kitom dainom, kad pilnai jas užbaigti gali trukti ir pusmetį ir metus. Nes tikrai yra dainų, kurių, tarkim, esi parašęs posmelį arba esi parašęs tik priedainį, kažkokį hooką, kažką ir nerandi kelio, nerandi prieimo prie posmo ar kitos dalies, kas skambėtų taip organiškai, natūraliai atrodo, kažką parašai ir taip klausai ir, bet dar ne tas, ir padedi į šoną. Aš kaip nelabai suprantant iš tos rytį, tai tu man paaiškink dabar, jeigu tu nežinai natų, tai tu neužsirašai tos muzikos, tai kaip tu ją išsisaugoji, kad tu jos nepamirštum, tu ją įsidainuoji. Jo, aš dažniausiai įsidainuoju arba telefone, kažkur į notesus, arba tiesiog prie kompiuterio, irgi su Logicu dirbu, tai ten įsirašau, arba būna kartais esu netgi, atsimenu, kadangi namie turiu sintezatorių ir ten moku savo tais basic akordais pasigroti, tai kartais ieškodamas akordų pats, nežinodamas kaip kas vadinasi, aš tiesiog groju, ieškau natų pirštais ir tada, šitas skamba fainai. Ir tada aš tą pirštuotę nusifotkinu ir išsisaugau. Čia daugiau niekas taip nedaro. Aš nežinau, ar kas nors daugiau tai daro, bet čia toks mano tiesiog priėjimas. Bet aš manau, iš šitos pusės aš gebu rasti tai, kas
yra visiškai savita ir galbūt aš tai nesugalvoju ne iš to, kad aš žinau, kad tai veikia, o dėl to, kad aš išgirstu, kad tai veikia, arba bent jau, kad man patinka, kaip tai skamba. Tai čia toks ir pliusas, ir minusas, gaunasi toje pačioje vietoje. O dainas, kuri vien tik angliškai, ar kuri ir lietuviškai? Šiaip pradėjau ir ilgą laiką kūriau tik angliškai. Esu išleidęs vieną kūrinį lietuvių kalba, bet jis labai tiesiog greitai, organiškai kažkaip gavosi, tai aš taip ir leidau jam, ir paleidau, ir išleidau, kai sukūriau, o dabar bandau tikslingai šiek tiek save challenginti ir kurti lietuviškai, nes Lietuvoje kūrėjui, tai yra svarbu, tai yra reikalinga. Nelabai radijai nori lietuvių kūrėjų, kurie angliškai kuria, nes tu vis tiek, kurdamas angliškai, tu konkuruoji su pasauliniam žvaigždėm dėl radijo eterio. Aha, tikrai. Tai kai gali pasileisti The Weeknd arba Billie Eilish, tai kam tu leisi Mario Jones, kuris irgi angliškai dainuoja. Geriau kažką atnešti jau visiškai tokio savito. O pačiam lengviau angliškai ar lietuviškai? Man visiškai lengviau yra angliškai. Jo, nes aš bandžiau savo kelti klausimus, kodėl taip yra, ir vienintelis atsakymas, kurio aš prieinu, tai tikriausiai dėl to, nes aš užaugau klausydamasis mostly angliškos muzikos, angliškų dainų, ir natūraliai turbūt iš asociacijos tai ir gimsta, nes aš anksčiau dar rašydavau ir poeziją, dabar jau labai retai, bet poeziją rašydavau tik lietuviškai. Niekad neateidavo į galvą rašyti poezijos angliškai, ir turbūt dėl to, nes visa poezija, kurią skaičiau ir mačiau, buvo lietuviškai. Tu net ir poeziją dar kai. Ne tik dainas. Tai dabar esi ne tik vienas kaip atlikėjas, bet esate jūsų daugiau. Tai papasakok apie jūsų kompaniją. Šiaip tokios kaip savo grupės aš nelabai turiu. Aš turiu vaikinus, kuriais kartu tenka dirbti. Tai vienas iš jų yra mano prodiuseris Faustas Venskus, kuris yra be proto talentingas žmogus, su kuriuo mes jau pažįstame ir dirbam gal 4 metus. Ir jisai kaip tik irgi šiuo metu po truputį skinasi kelią Lietuvoje ir pelno savo vardą kaip atlikėjas, nes prieš keletą savaičių išleido pats pirmą irgi savo autorinį kūrinį, dabar čia dar vieną išleido irgi šį savaitgalį. Tai labai džiugu matyti talentingus žmonės, kurie yra tavo draugai, kuriems sekasi, kurie daro tai, ką myli. Tai Faustas yra vienas iš jų, jisai būgnininkas yra, bet jis groja visko. Jis groja ir basinę gitarą, ir elektrinę gitarą, ką jam be paduosi, ten multitalentas. Ir Džiugas, Juzėnas, kuris be proto talentingas gitaristas yra. Tai kai tik tenka kažkokią progą, kur galiu pasirodyti su ne vienas, o galbūt su grupe, tai jie yra mano visada go-to, nes labai yra smagu scenoje būti su žmonėmis, kuriais gali 100% pilnai pasitikėti. Tada visiškai kitoks atsipalaidavimo lygis yra, ir įsijautimo, ir muzikos pajautimo. Tai čia mano... Visada smagiau su Hebra, ne? Taip. O, pavyzdžiui, su kokiu atlikėju esi dainavęs galbūt kartu? Žinoma, atlikėjo gal dar neteko tokios garbės. Gal jie nori su Marium. Bet nedrįsta paprašyti. Šiaip yra tekę pasirodyti, ar žinot lietuvių atlikėją Petuniją? Petunija? Šiaip aš labai silpnai žinau atlikėjus ir ypač naujus aš išgirstu, geras gabalas, ir pasižiūriu, pavadinimas visiškai nežinomas. Gana sunku sekti muziką lietuvišką, kai mes neklausom, aš asmeniškai neklausau lietuviško radijo ar neturiu to prieimo. Tai man labai būna fainai, kai aš nuvažiuoju į Lietuvą ir įsijungiam vieną ar kažką ir wow, kiek dainų gerų yra, tada aš jau po to grįžusiu, pas mane listas prisipildo. Tai aš tikrai nesu gera tame naujų žvaigždžių, bet jos kyla ir jų atsiranda. Labai daug atsiranda. Spotify naudojasi? Taip. Tai labai rekomenduoju, yra Lietuvos top 40, kuris kiekvieną savaitę vis būna pasipildo ir naujai išleidžiamomis dainomis ir keičiasi, ten topai yra. Tai tokiam kažkam pažinimui, susipažinimui labai rekomenduoju.
Tai vad Petunija, kurią paminėjau, yra irgi mano šiaip gan artima draugė. Mes susipažinom, kai aš pirmą kartą Eurovizijos atrankoje Lietuvoje dalyvavau, taip jau artimiau susipažinom. Ir labai yra smagu palaikyti draugus, ypač tada, kai tau tikrai nuoširdžiai patinka jų kuriama muzika. Jos muzika, aš tiesiog dievinu, pas mane playlistuose jos yra pilna, aš labai nuoširdžiai mėgstu jos klausyti. tai labai rekomenduoju. Ir tai vat šiais metais jinai kovo berods mėnesį darė savo koncertą Tamsta Vilniuje. Žinot tikriausiai Tamsta Vilniuje, jeigu yra... Tamsta yra Lietuvos atlikėjų toks kaip ir gralis, kur pasirodyti yra tikrai tokia šventė, džiaugsmas ir jau tokį užsidedi savo varnelę, nes labai vertinama yra tiek erdvė, tiek visa kultūra ten kuriama, tam būtent... Švies mūsų visuomenę, tokio sėdimo. Žmogus paskaitą man pravedė. Tai va ten jinai darė savo koncertą ir aš gavau progą ją apšildyti ir paskui dar vieną kūrinį su ją kartu atlikti, kurį šiaip yra įrašęs su Česlovu Gabaliu, tai aš užėmiau jo vietą. Tai buvo labai labai smagu ir dar kaip tik buvo kelios dienos prieš savo mano mini albumo išleidimą, tai tokia nuostabi proga gavosi. O kiek albumų turi išleidęs? Vieną vienintelį kol kas, jo vadinama EP. Extended Play, tai yra mini albumas. Tai labai labai iš tikrųjų džiaugiuosi ir didžiuojasi, kad pavyko sudėti tokį. Ir kiek dainų yra pas tave plokštelė? Taip, tai mano plokštelė yra 6 dainos. Plokštelė vadinasi All Grieved Out. Ir jos pavadinimas šiek tiek yra simbolinis, nes visas albumas gausi su tokiu konceptu. Jeigu žinot, yra vadinamosios Stages of Grief. Sielvarto. Vėl nieko nežinau. Bet aš Bet čia jau net ne apie muziką, čia tiesiog iš psichologijos yra atėję terminai. Tai iš pradžių tos dainos galbūt gimė netgi anksčiau, negu kad atėjo šita mintis albumą daryti, būtent tokia koncepcija. Tai realiai kiekviena daina simbolizuoja skirtingą žingsnį, ėjimo per sielvartą, per išgyvenimą, nes yra pati pirmoji, tai vadinama neigimo stadija, tada yra pyktis, tada yra bargaining, kas lietuviškai galbūt derybos kažkaip verstusi, tada yra depression, kur jau visas išliūdėjimas ir depresija ateina, ir tada galiausiai susitaikymas. Tai va. Oho, tiek daug visko. Taip simboliška, wow. Gal keliaujam biškiuką į reklaminę pertraukėlę. Ko tu keistai žiūri? Tai kad tu per daug natūrali kažkokia paprašumų man trūksta. Aš nusprendžiau, kad grožis tai yra ne tai, ką tu rodai, o tai, ką jauti, ką išjauti, ką išspinduliuoji kitiem. Aš nusprendžiau būti natūrali. Eik, tu natūraliai einam. Na tai Ugne, kur tas tavo minimalizmas? Minimalizmas atšauktas. Be unique, be yourself. Angel Tree. Tai ką, sugrįžom po pertraukėlės. Ir pirmutinis klausimas, tai kaip sekėsi Lietuvių balse ir kaip sugalvojai dalyvauti? Lietuvos balse aš dalyvavau 2017 metais, čia jau prieš 8 metus. Wow. Jo, šiaip labai random, nes norėjau į kažkokį projektą save išsibandyti. Nes dar tuo metu aš buvau toks biški kuklus, toks vaikis, ten man gal 19 metų buvo, kai aš įsiregistravau, buvau gal po pirmo kurso studijų ar kažkas tokio. Ir nuvykau,
praėjau ten tas savo klasės perklausas, Vienas vykai. jo, nokautų ten raundas buvo ir paskui 2 kovos. Jo, aš iškritau 2 kovose grinai prieš pat jau tiesioginius. Bet buvo labai faina patirtis ir labai padėjo man prasilaužti, nes aš buvau Ingos Jankauskaitės komandoje ir aš atsimenu, jau ji man tada sakė, sako, tu toks biškai be laiko pasenęs, sako, kad tu jaunas bičias, sako, tai biškai ir elgėsi ir atrodė kaip jaunas bičias, nu ir toks biškai buvo slap in the face, kad tipo, wow. Atsibusk. Jo, toks biškai padėjo nubusti ir pasijausti savo amžiaus labiau. Tai jo, labai faina patirtis, po to kitais metais, kai teko sudalyvauti LNK kitam projekte, kuris vadinosi Mes vieno kraujo. Tai konceptas yra panašiai toks pat kaip ir muzikinės kaukės, kur tu turi įsikūnyti į kitą atlikėją ir atlikti jo kūrinį. Tai man ten teko būti Oboliu, Merūnu, Šiškausku, Kučinsku, Nicki Minaj buvau, tai buvo labai linksmas projektas. Oho, čia toks aktorinis ir, sakyčiau, turėtų. Ir sunku buvo į tą tokį veidmenį save visai kitų būt negu pačiu. Žinok, yra žiauriai lengva ir faina, nes kai tu užsidedi peruką, tu užsidedi make-upą, tu užsidedi ten kostiumą, žinai, tu visiškai nebesijauti savim ir dingsta visokie kažkokie kaip čia, jo, kažkokios ribos, kažkokie insecurities, kurių gal pats savo taikai, kuriuos gal turėjo, tu tiesiog aš čia dabar vaidinu, kažko apsimetu ir tai yra taip tiesiog linksmingasi tada ant scenos. Tai tu Lietuvos balse dalyvavai LNK, šitam dalyvavai, tu dalyvavai ir Eurovizijoje. Jo, aš Eurovizijos atrankoje dalyvavau 2 kartus, tai dalyvavau 23 metais ir šiais metais, kai buvo metų. Tai kuriame labiau pasisekė? Pasisekė tai tikriausiai pirmą kartą, kai dalyvau, nes dar buvo kitoks konceptas atrankų, buvo 3 etapai. Buvo atrankinis, pusfinalis ir finalas ir aš tada nukeliavau iki finalo, kas realiai man pirmą kartą dalyvaujant ir buvo pagrindinis toks siekis, tai buvo labai fainai, tokius išsikelt savo tikslus ir juos ir pasiekti. Taip pat irgi vienas buvai. Jo. Ir atlikau ir buvo labai toks svarbus momentas man pačiam, kaip kuriančiam žmogui su savo būtent parašytų kūrinių pasirodyti atrankoje, dabar žmonės čia vertina, klauso ir galbūt renka ir gauti tą tokį pozityvų feedbacką buvo labai smagu. O šiais metais, kai dalyvau, tai tiesiog aš labai džiaugiuosi visų pasirodymų taip, kaip jį pavyko išpildyti vizualiai. Ir pats kūrinys, jisai buvo jau, tiesiog per tos 2 metus pasistūmė kartelę ir kokybę ir viskas, tai va to labai džiaugiuosi. O kaip ta muzika atsiranda į Euroviziją važiuoti? Ta pati daina, kaip kyla mintis sukurti dainą, nes vis tiek daina turi būti negirdėta niekur. Jo. Aš bent jau kol kas specialiai Eurovizijai nei pirmą, nei antrą kartą dainos nerašiau. Aš kažkaip esu to nusistatymo, kad jeigu tu kažką sukūrei ir tada išgirsti, kad galbūt šitas kūrinys galėtų tiktų tam formatui, ar galėčiau jį parodyti žmonėms ir jis galbūt Eurovizijoje suskambėtų, arba jį būtų galima įgyvendinti ir vizualiai kažkaip įdomiai, nes tikrai ne kiekvienas kūrinys yra skirtas tokiam full production pasirodymui jo. Tada ir nusprendžiu dalyvauti, bet specialiai, tarkim, dabar atsisėsiu ir rašysiu kūrinį Eurovizijai, ne, aš taip nedarau. Ne, nes aš atsimenu dar, kai pats ir nekūriau, pažinojau vieną iš prodiuserių LRT ir man irgi siūlė dalyvauti Eurovizijos atrankoje, nes Eurovizijos atrankose dalyvauja tiek atlikėjai, tiek dainų autoriai ir tu būdamas dainos autorium, tu gali siūsti savo dainas ir jas galbūt siūlys kitiem atlikėjam ir jie su tavo daina gali dalyvauti. Jo, tai taip iš visų šalių taip vyksta. Tai aš atsimenu, man susiuntė ten gal kokią 10 kūrinių, ten ir iš Švedijos, ir iš kitur tokie visokių autorių. Ir aš jas klausau ir taip, nelimpa. Ir kažkaip dėl dalyvavimo man
nelabai norisi tik tikėti to, ką darai, jeigu tai jau darai. Taip, tai dalyvausi dar, ne? Kažkada. Kol kas tikrai ne, ypač su tuo, kas dabar vyksta Eurovizijoje, su visais politiniais niuansais, tai tikrai ne. Bet jeigu tai išsispręs ateityje, nes dabar šiek tiek konkursas visas prarado mano tokį pasitikėjimą. Ir visa ta vizija, visų bendrystės ir apjungimo. Žavisi tą tokią, ne? Jo, dabar tai neskamba nuoširdžiai. Aš tą patį Jau čia jau mes jau... Nes to mažai laiko, nereikia daugiau dabar kitą pusę. Ką nors dar įdomiau. Okay. Tai ką dar veikia gyvenime? Oi. Ką dar domiesi? Gyvenime šiaip aš irgi kaip ir dažnas žmogus sėdžiu ofise nuo 9 iki 5 prie kompiuterio ir esu scenos technologijų projektuotojas. Tai mes turim labai didelius projektus Lietuvoje, tokius kaip tarkim Nacionalinis dramos teatras, Tautos namai, koncertų salė, kurie tokie labai svarbus kultūriniai objektai, su kuriais tikrai yra įdomu ir smagu prie jų prisidėti, ypač kadangi tai dažnai būna labai ilgi projektai per daug metų, nuo ten tarkim projekto iki įgyvendinimo, pamatyti jau paskui gyvai atėjus į tą salę, kaip viskas veikia, kaip viskas apsišviečia, kaip viskas įsigarsina, būna toks... Aš prisidėjau prie šitą, žinai. O dar man iš tikrųjų toks klausimas kilo, o pats savo muziką klausai? Aš vis tiek grįžtu prie muzikas. Aha. Jo, aš savo muziką. Aš savo muzikos galbūt netgi gėdingai daug klausau, nes šių metų Spotify Wrapped mano top 1 ir 2 dainos buvo mano paties. Geras, tai vadinasi tikrai mėgsta žmogus, ką daro. Tai, aš manau, kad taip ir turėtų būt, ta prasme, come on, jeigu tu neklausai to, ką tu kuri, tai vadinasi, tu nedarai to, kas tau patinka, iš tiesų. O kai žmogui patinka, jisai ir gali klausyti ir turbūt ir savo klaidas pasižiūri ir ką galėtum patobulinti ir kažkas... Oi, tai čia jau būna, tu prasme, pačią pirmą akimirką, kai tu į Spotify'ų įkeli dainą ir jau ją klausai ten įkelt ir taip, bet šitas galėjo būti ir taip. Tą dieną, kai tu klausai, tu jau esi geresnis negu tą dieną, kai tu padarai tą. Ir žmogus, kai daro tą, ką nori daryti, jis būna laimingas ir matosi iš tavęs, kad tu trykšti tą energiją savo. O, ačiū. Tai gerai, dabar dar apie sportą papasakok. Tai kuo tu su sportu susijęs? Su sportu aš susijęs iš tikrųjų labai nedaug, nes aš tik tai prieš kokius gal daugiau nei metus pirmą kartą su sportu taip normaliai susidraugavau, nes aš visą gyvenimą labai nedraugaudavau su sportu. Aš tiesiog man nepatinka, man neįdomu, Ir tada mano sesers vyras man pasiūlė kartu su juo lankyti kickbokso treniruotes. Ir jau nuo to laiko su treneriu porą kartų į savaitę, rytais, ko aš irgi gyvenime negalvojau, kad aš būsiu tas žmogus, kuris geba ten atsikelt 6-7 ryto ir varyti sportuoti. Tai kiek kartų per savaitę? 2. Tai prasme toks palaikau minimumą. Bet labai fainai, nes aš supratau, kad man reikalingas labai tas socialinis aspektas ir sporte, kaip ir daug kur visur kitur gyvenime. Nes vienam tiesiog nueiti į salę ir ten dirbti su svoriais. Įdomu. O čia tu ir pabendrauji, tu ir pasijuoki, tu gauni to žmogiško ryšio, tu realiai, aš netgi tom dienom, kai sportuoju, aš ir ofise visai geriau jaučiuosi, nes aš atvažiuoju toks pasikrovęs. Energingesnis. Tai ką dar laisvalaikį darai? Ką veikia? Girdėjau, šuniuką auginę. Taip, turiu šuniuką, jį prieš pusę metų pasiėmiau iš prieglaudos, Kaune yra 5 koja. Lietuvoje. Žinau, nors ką nors žinau apie Lietuvą. Tai iš 5 kojos pasiėmiau globotinį. Iš pradžių buvo planas jį pasiimti mėnesiui laikinai globai, tiesiog pasižiūrėti, kaip jisai socializuojasi, adaptuojasi. Tikrai nelengvas šuo, suaugęs jau šuniukas mišrūnas, Runo vardu. Bet labai norisi jam suteikti šansą ir išdresuoti, išmokyti. Tai
Tai yra Tai vyras. ir mylim viens kitą, ir pasipykstam, toks love-hate relationship, bet, tiesiog norisi. O kaip išsirinkai, nes, aš įsivaizduoju, tai ir tų šuniukų nėra, ne vienas yra. Jo, tai šuniukų yra labai daug, bet į pačią prieglaudą žmonių tiesiog įeiti, rinktis nelabai kas leidžia, nes ten labai ir šunim didelis stresas, kai žmonės ateina. Tai mes savaitę prieš pasiėmant man Runo, su draugais irgi važiavom tiesiog į 5 koją pavedžioti šunis ir nuvežti ten maisto, kažkokiu dar dalykėlių reikalingų jiem. Ir Runo buvo vienas iš tų šunų, kuriuos gavom pavedžioti. Tai mano draugas vedžiojo jį, aš vedžiojau ten tokį Husky miksą ir juos atidavėm, o jis buvo toks ramiausias iš visų, mes ten gal 4 šunis visą vedžiojom. Tai jis ilgiausias mums tai prabuvo ir tada mes ten sėdim, kažką ant pievutės kimarinam, jisai irgi taip šalia manęs jau atsigulęs ir taip. Ir mano draugas sako, tai man jau šitą, ne? Ir tai juokais nuleidau ir tada grįžau namo ir taip sėdžiu ir jaučiu, kad aš nenustoju galvoti apie tą šunį. Ir taip galvoju, gal tikrai pabandyti, bent jau tai laikinai globai, kažką tokio. Ir galimybę paturėti laikinai globai. Ir pasiėmiau ir tada praėjo tas mėnuo ir taip kažkaip. Sakiau, nes planas buvo pasiimti laikinai globą ir tiesiog bandyti jam ieškoti namų, kas jau tikrai norėtų šuns jau su visam. Ir tai rado. Pas tave? Tai rado, nes taip ir neišėjo iš tų namų. Koks ramus jisai po to? Oi ne, jis... Pasikeitė, parodė savo tikrą veidą. Realiai jo, jisai kažkaip bebūnant atsiskleidė visom savo spalvom, tai tikrai būna ir reaktyvus į šunis, į žmonės, į viską, tai dabar lankom ir dresūrą, tai pamokėlės. Dirbam, tikrai darbo daug, kantrybės daug, būna ir išveda iš jos labai dažnai, bet kažkaip ne. Važiuosi pas Remį ir Jolantą į namus į svečius? Jo. Tai va, Jolanta kaip tik dresiruoja biškį. Mes jau šitam tamam biškį kalbėjom. Pasidalinau patarimais, prašyta ar neprašyta, žinai. Tai gerai, tai kiek amžiaus dabar ta šuo yra? Tu pasiėmei tikrai... Jam dabar 4,5 metų. Kiek? 4,5 metų. 4,5 Jo, tai jis jau pilnai suaugęs yra šuo, tai turbūt tas ir yra sunkiausia, nes visa dresūra, tu ne tai, kad jam turi kažką naujo įdėkti, bet tu turi realiai ir koreguoti, tu viską turi jam perinstaliuoti realiai softą. Tai jo, iššūkis nemažas, bet... O pirmas gyvūnas tavo? Mano asmeniškai taip, jo. Mano tėvai turėjo šunų, aš pats augau su šunimi, tai šunis visą laiką buvo meilė didžiulė. Ir aš kažkaip labai dažnai ir būdavo tas žmogus, kuris draugų šunų ten auklė, visada būdavo, jeigu kažkas kažkur išlėkia, man palieka, arba aš atvažiuoju, aš netgi vasaromis pas savo kolegą į namus važiuoju, ten savaitę gyvenu, nes jisai turi Staffordshire terjerą, kuris meilė ten mano visiškas yra. Tai jo, aš toks neniai pabūna. Ok, gyvūnai, koncertai, kelionės, gal kelionės. Visus savo pasirodymus. Tekę būti. Aš mokyklos metais daug važinėdavom mes į konkursus vokalistų į kitas šalis. Čia su ta muzikos mokytoja? Jo, tai mes buvę ir Italijoje, ir Ukrainoje, ir Lenkijoje. Muzikos mokytoja, tikrai nesustokas. Jo, labai fainai buvo. Tai, o šiaip tai labai aš mėgstu keliauti, bet pastaruoju metu labai pamėgau varyti į koncertus savo visokių mėgstamų atlikėjų. Tai 24 metai tai iš vis buvo insane, nes buvo koncertų metai. Aš variau į Müncheną žiūrėti Adelės. Toks, žinai, kai pasiekė tam tikrą amžių ir turėjau tą vadinamą tokį adult money ir tada jau gali sau leisti dalykus, kurių, žinai, gal paauglys vaikas būdamas nelabai galėjo, o čia dabar tai va toks noriu pamatyti visus savo mylimus atlikėjus. Tai ten į Nicki Minaj kelis koncertus variau, Doja Cat, Troye Sivan, Adele, šį lapkritį Lady Gaga pamačiau Amsterdame, buvo insane, ta prasme, nuo pirmos dainos toks, čia yra top 3 mano matytų koncertų ever.
buvo labai fain. Ir dabar vat sausį vėl varysiu į Amsterdamą Ray koncertą. Tai toks vat daug kelionių dėl koncertų, bet mėgstu ir pailsėti. Tai... O tavo koncertas dabar pas mus skambėjo, ne? Kalėdinis. Yra dar lietuvių bendruomenių, kurios tave pasikviečia? Ar buvo čia pirmutinis toks pakvietimas? Čia pats pirmas buvo pakvietimas ir mano išvis toks pirmas susidūrimas su pasaulio lietuvių kažkokia bendruomenė, nes dažniausiai, kai keliauji kažkur užsienyje, tai keliauji arba pas užsieniečius draugus, arba tiesiog kažkur į kokį kurortą pailsėti ir panašiai. O čia toks vat iš jūsų pusės susitikimas, tas toks reičiautas ir pasikvietimas buvo labai smagus ir aš labai tai vertinu. Tai ačiū Jums, kad čia galėjo būti. Tai Remis sakė paklausti. Prie to paties klausimo norėjau. Kaip tau patiko mūsų kolektyvai, kaip tau patiko mūsų liaudės šokiai. Kaip taktalis. Man iš tikrųjų labai yra žavinga ir ta prasme ir kelia šypseną ir juoką, bet ne tą tokį kažkokį žinai ten pašaipų tikrai jokiais būdais, ne, bet tiesiog žiūrint į suaugusius žmonės, kurie vaikus augina, bet jie patys savy turi tą tokį vaiką vidinį, kurio neapleidė yra ir jie irgi tais tokiais kvailais, mažais dalykais džiaugiasi ir kuria ir ten galbūt, kur iš šono pažiūrėtum ir galvotum, ką jūs čia daro, o tiesiog to mėgaujasi ir linksminėsi. Mes ir bandom tos dalykus padaryti, kur praleidom, žinai, kur nebuvo kada. Jo, labai žavinga. Galbūt dabar atsirado ta galimybė. Labai žavinga ir aš labai šitą irgi pats stipriai jaučiu, nes aš ką prieš tai kalbėjom, kur sakė, kad aš anksčiau laiko pasenęs, aš tikrai toks buvau, nes aš atrodo buvau biškai pamiršęs ir apleidęs tą savo vidinį vaiką. Aš dabar realiai jaučiu, kad aš jaunėjau, nes aš stengiuosi tą savo vaiką vis duoti jam kažkokį linksmybę, visko, kad jis galėtų džiaugtis. Pavyzdžiui, lietuvių liaudės šokius pabandai šokti pirmą kartą. Norvegijoje. Šiaip meluoju, šiek tiek meluoju, tai nebuvo visiškai pirmas kartas. Pirmas kartas, kai aš tai dariau, buvo šiais metais, jo, irgi, nes Faustas, mano prodiuseris, šventė savo 30-metį ir jisai darė tokį tautinę temą. Mes visi prisiskolinom, ten atėjom su tautiniais rūbais, visi pasiruošę ir atėjo kolektyvas, kuris ten kokią valandą gerą laiko tiesiog velė šokius, mes ten visi buvom po 9 prakaito, bet buvo taip smagu. Jo. Taip, nes lietuvių liaudės šokiai yra ne šiaip savo, kokia bačata, nes tai yra daug reikia ir labai daug šokinėti. Šaliukai ir... Tursi ten kardio, visiškai. Nu ką, smagu girdėti, kad mūsų tie kolektyvai patiko. Tai tikrai dar grįši ne kartą turbūt pas mus. Taip, nes dar prie Kastulio neužlipai, tai yra ko grįžti. Taip. Nes dar nesiskaito, kad buvai šiaip, jeigu neužlipai. Nors čia į vieną mažą kalniuką įlėkiai. Į vieną įlėkiau, jo. Tai patiko vadinasi pas mus ir mūsų kalėdinis renginys. Ja, labai fain, labai smagu yra matyti žmonės, kurie randa bendruomenę, community, tą tokį bendrą vibą, kurie džiaugiasi buvimu kartu. Tai tave įsunkė vakaras ar ne? Ne, mane kaip tik pakrovė, nes labai faina buvo išstojant ant scenos gauti tą atgalinį ryšį, nes tu, būdamas atlikėjas, tu visada duodi energiją, bet ne visada ją gauni atgal, o čia galvoju atgal sukaupiu. Oi, mes ten davėm. O klausyk, kaip tau patiko norvegiškas maistas, nežinau, kad pavyko ir paragauti? Pavyko paragauti. Vieną gal tokį tikrai jau norvegišką patiekalą, aš supratau, kaip jisai vadinasi. Kaip vadinasi? Farse. Jo, tai jūs žinot, kas tai yra. Aš nesu ragavęs. Aš nesu ragavęs. Irgi ne? Šitiek metų Norvegijoje ir neragavę norvegiškų patiekalų. Labai vyriškas patiekalas. Labai vyriškas, o jis tik kažkaip sakė riebus. Ne, bet labai, man tai tikrai patiko. Nes aš šiaip, mano ir kelionės ir viskas man per maisto prizmę labai daug tai tu su maistu toksai draugauji. Aš labai draugaujantis su maistu, aš labai mėgstu ir valgyti, mėgstu ir gaminti. Man kartais, jeigu aš turiu laiko, tai man maisto gaminimas kaip meditacija. Tai aš vartoju mėgstu suktis. Tai galėtum kugelį iškepti.
Ko gali išgėti? Ne, Šiaip ką tu norėtum? aš nelabai gaminu lietuviškus patiekalus. Aha, kokius tu patiekalus? Aš mėgstu itališką virtuvę, mėgstu azijietišką virtuvę, meksikietišką, aš labai mėgstu eksperimentuoti. Aš nemėgstu receptų laikytis. Aš jeigu pasižiūriu kokį receptą, tai tokia maždaug įkvėpimui, jau tada kažkokia mano versija iš to gaunasi. Jo, aš už tai nemėgstu, tarkim, orkaitai kažko ten gaminti, ypač kepinių, kažko saldžių, nors dievinu visokias bandeles ir man tik duokit tešlos, bet man patinka stovėti prie puodų, aš turiu improvizuoti, aš turiu ragauti, aktyviai tai daryti. Tai va. Tai pinačioto neragavai? Nes čia yra kalėdinis periodo etapas, kai būna pinačiotai. Ne, kas tai yra? Tai yra aviena. Norvegai daro prieš kalėdas ir pas jų yra netradicinės, kaip pas mūsų kūčios, jie valgo mėsą, o mes mėsos nevalgom. Aš jeigu galiu sau leisti, aš irgi mėsą valgau, aš nelabai tradicijų to laikausi. Tai nežinau, ar teks paragauti, bet daugam būna per daug riebu irgi. Ir būna, kas dar būna, ta rybė vadinama. Šonkauliukai. Tai irgi skanu. Tas visai nieko patinka. Dar teks per tą laiką kažką, tai va būtinai paragauk, nes tai būna kalėdinio periodu. Ok. Tai man tai skanu. Pažiūrėsim, paskaičiuosim laiką, kiek dar turim. Tai va. Tai ką, kas dar labiausiai patiko iš to viso laiko, kai buvai čia tą trumpą laiką? Kas įstrigo ir parsivešė atmintį? Man labai, bent jau kiek spėjau pamatyti, nes aišku, vakar visa diena buvo skirta renginiui, šiandien tokia irgi poilsio diena, bet užvakar kiek Stavangerį teko pasivaikščioti, kiek truputį čia irgi teko pasivaikščioti, tokia, man labai patinka ramybė. Nežinau, ar čia Norvegijos bruožas, ar būtent šito regiono toksai, bet tokia, atrodo, niekas niekur neskuba ir man tai labai priimtina, nes tokia bereikalingo kažkokio streso, atrodo, nėra. Nežinau, gal čia man tik tai pirminis toks įspūdis susidarė, ar čia tikrai taip pas jūs yra, jūs galite atsakyti. Maris į mane tiesiog sako, šypsosi žmonės. Jo, ypač jūsų vairavimo kultūra. Aišku, turbūt jinai dar pagrįsta ir to, kad labai didelės pas jūs būna. Bet... Jeigu turi kišenį gali... Arba jeigu teisinė bereikia. Bet jo, fine. Tai ką, kaip ir ką galim užbaigti, tik tais aš turiu tau. Galim užbaigti, niekada nesibaigs. Taip, nesibaigs, bet kadangi mes turim tokią tradiciją visą laiką pakalbinus iš Angel Dream dovanėlę, bet kadangi taip gavosi ekspromtu, kad negalėjom, tai mes turim Rogalando bendrijos maikutę, kurią galėsi grįžęs Lietuvoje parodyti ir ją padėvėti. Ačiū. Ar nebus per maža, tik tai aš dabar žiūrėjau, bus apkanėda. Ne, bus gerai. Tai gerai, kad tik išėjai. Kadangi... Aš tau paduosiu. Na gerai. Nežinau, kaip čia pavėluota mintis pas mane atėjo, jau kiek čia metai su viršum, kai turim šitą podcastą. Gerai, Remis visada rodo 2 metai. Aš kažkaip neskubu dar. Tai pagalvojau šiais metais, kad padarysiu lietuvių su norvegišką knygutę, į kurią atėję svečiai pasirašys. Kadangi dabar mūsų laida baigėsi, tai duosiu rašiklį į rankas, kai pabaigsim. Ir gausi kažką gražaus parašyti, palinkėti lietuviai su norvegiška kava. Ir beje, pirmame podcast'e dalyvauja. Aha, pirmas. Ir kaip tai jauteisi? Labai fainai, pasirodo, mėgstu plepėti. Visi išklauso. Ai, labai fainai. Ir būni tame, kaip čia, Dėmesio centre. Darbas, ar kaip čia pasakyti, veikla, tai tokie ir malonumai. Labai fainai. Čia didžiausia. Labai džiaugiuosi. Ačiū jum, ačiū, kad pakvietėte čia į Norvegiją, kad pakvietėte į Rogalandą, kad pakvietėte į renginį ir kad pakvietėte į podcastą. O mes ką palinkėsim visiems gražių švenčių. Ar jau nebelinkėsim po švenčių? Mes tikimės, kad turėjote gražias šventes.
Nes vis dėlto eglutė dėl to ir klausai. Taip, eglutė viską pažymė, bet tai turi atspindėti. Vis tiek šis laikotarpis, jisai nėra sniego, nieko nėra, nu tai turim kažko pasakyti. Tai ką, iki kito susitikimo. Ate.